kad pradėt marginti, tai reikia pirmą išmokti dažyti, ne? Čia jau savaime aišku, ne? Pažinti augalus, tą technologiją, pabandyti tada, bet jau galima. Nu tai paprastai pravedu seminarą dažymo. Ne marginimo, bet dažymo. O marginimas tik toks va tas raišiojimo būdas, žinote, ne, kad va suraišioji kažką tokio. Tai irgi toksai marginimas techninis ir paskui puodė dažai, nereiškia. Ne šitoks marginimas. Tai jis labai tinka tokiam poilsiui tiesiog. Labai maža yra domėjimosi ir mažai literatūros iš viso apie dažymą, net iš kaimų, kas surinkta, labai mažai. Mūsų kalbėjomės mes ir su muziejininkėm, užrašinėja daug, reiškia, audinių, o to dažymo būdus kaip tarp kitko. Tai tenai su konkorėžiais patamsinavo linus, tai ten tą darė, bet yra tokių receptų užrašyta, yra tos. Bet kažkaip Lietuvoje neperėjo į kažkokį marginimą. Vat margučius tai taip. Natūraliai dažė, margino, nereiškia, buvo toks. Bet kad perėtų į rūbą, turbūt priežastis ta, kad mūsų rūbai buvo stori. Buvo vilna, milas, ne? Tai būdavo nudažo vilną tą, reiškia, žalsvai, rudai, tenai kaip nors sukaršė. Ir tada milas, tas, kiekvienas plaukelis turi savo spalvą. Geras milas, tai toksai prieš saulę jisai vaivorinis tada tikras. O tas dažymo būdas, pavyzdžiui, būdavo ant paklodės sudeda vilnos gabalus išplautos, ne šlapios. Ir ant jo sudeda, uždeda jonažolės, uždeda ten kokios nors kitos žolės ar žievių tokių, suvinioja tą paklodę ir kada duona ištraukia, dar pečius yra karštas. Į ten įkiša, palieka per naktį, į ten šunta. Nu tai tas pats viskas išeina, kad augalas išleidžia savo dėmėm nudažo tą vilną. Kai sukaršia, jinai gražiai susirisi. Tai vat yra tokių receptų. Arba, pavyzdžiui, Dzūkijos toks žinomas receptas. Dzūkijoje yra daug rudinių pelkių. Tai pavyzdžiui, linus nudažo su žievėm, kur sakiau, daug taninų, ne? Juodalksnio, alksnio, ten ąžuolo, o paskui tą rudzyną įtripia. Ir palieka ten porai dienų, ne? Tai kas įvyksta? Gelažūnėje, ne? Va. Įvyksta gelažūnių technikos receptas. Nors atrodo kitaip, bet chemiškai yra tas pats. O paskui išplauna patamsėjęs tas linas, žinai. Jeigu atskleistumėt senus darbus, sakykime, audinių spausdintų, būdavo ten, pavyzdžiui, raštai ir iš skrynių, ir iš šitų verpščių, ir taip toliau iš paveldo labai daug. Eidavo studentai į muziejus kopijuoti liaudies meno. Vasarą važiuodavo į stovyklas, į kaimus, tokius Dzūkijos, tokius tolimesnius kaimus, ir rinkdavo audinius, juos paišydavo. Ir aš pati dar, kada dirbau, tai buvo taip netvarkingai, ten išskirsčiau viską, labai daug gražių piešinių, reiškia, į atskiras patkes, ir kryžiai, ir skulptūros, ir rakandai, ir darbo įrankiai, ir audiniai, ir keramika, nu viską, ką jie rasdavo toje aplinkoj, o ypatingai tekstilė daugiausiai, visokius audinius. Ir paskui darbo eigoj, kada reikėdavo, pavyzdžiui, nytinis audimas, jie naudodavosi savo tą surinktą medžiagą, spalvinę, reiškia, taip, kad buvo labai, dabar to nėra. Dėja. Ko negaila, bet tikrai dabar akademijoje šito nėra. Dabar yra konceptualus menas. Viskas konceptualus, nors lietuviškai tai tik tai idėja. Ne taip. Net audėja kaimo, sėsdama į stakles, visada turėjo idėją, ką jinai nori išausti. Bet to jinai net su dvasia audė, su tam tikra vidinė nuostata, kad, pavyzdžiui, jinai audžia savo dukrai padovanoti, ne kažką.
Ir apie tas spalvas tada galvoja, ir kur ten bus, kaip ten bus, ir koks ten ritmas, ir kokį raštą, ir vis. Tai čia ne idėja, čia taip pat idėja. Svarbu būti nuoširdžiam pačiam savo. Niekaip, kada esi jaunas, esi labai ambicingas, visada galvoji, nustebinsiu pasaulį, padarysiu. Pradedi gal blaškytis, už to grėbiu, už to. Mano pažįstamų vyrai, mano studentė buvusi dar, žinai. Jinai grėbė visas temas tokias ir tą daro, bet tik tai vis, galiausiai grėbėsi apatinės kūno dalies, tada jau labai tada jau visi šneka labai, ne? Visą laiką buvau gamtos vaikas. Ir jeigu jau taip ištakų ieškoti, tai pasakysiu, kad karo vaikas neturėjo spalvų. Nei spalvotų pieštukų, nei akvarelės, kur nors kokį vieną pieštuką. Mama buvo mokytoja, tu turėjai mėlyną ir raudoną pieštuką, tai jai vis pradingdavo tie pieštukai, neaišku kur. Tai aš būdavo, reiškia, paišydavau ir paskui prisiskinu gėlių. Ir taip su pirštu ištrini. Tai būdavo dažai, dažydavo man paveiksliukus. Tai čia, kaip sako, dėl juoko. Paskui išmokau, kiaušinius mokėdavo dažyti, visada Velykom su gelažuniais nudažydavo. O jeigu rimtai, tai pradėjau galvoti apie tai, kai man profesorius Balčikonis tiesiog privertė dėstyti dažymo technologiją. Aš pasižiūrėjau, kad tie, žinai, fabrikiniai dažymo būdai, tai jeigu naisi į fabriką, yra laboratorija, yra laborantai ir tenai, žinok tik tai, ką dažo rūgštiniai, ką tiesioginiai ir ką ten kubiniai ir kiti dažai, nebūk toks žioplas, tik tai tiek, ne? O kad su jais dažyti, tai dailininkui reikia, mes gobelenus tada ausdavom, ne? Ir patys dažydavom siūlus. Tai mums reikėdavo tos dažus įsisavinti, tos, su kuriais galim savo puodę nudažyti, ne? Tai kas buvo rūgštiniai, buvo tiesioginiai ir kanilino dažai, ne? Tai man kažkaip tai norėjusi, dažus, kurie batikai tiktų, šaltai batikai, ar šalta marginimui. Žodis batik yra marginti, nieko kito jis nereiškia. Aš prašau dabar visų, kad kai rašo knygutės ar ką rašykit, marginti, margutis, turim gražų lietuvišką, marginiai. Yra gražus lietuviški žodžiai, ką mums tą batiką nereiškia. Galim skliausteliuose, kad tam durnas žinotų, žinai. Tai tada visi norėjo labai tų marginimų su vašku, jau tos batikos vadinamos ir visa kita, bet dažai buvo anilino. Tiesioginiai dažai, medvilniai, ne, bet jie nebuvo pritaikyti šaltam būdui. O jeigu vašku išpaišiai, tai karštą puodą negali kišti, nes visos tos linijos visos susilies ir viskas bus murzynė, ne? Tai vis tiek kišdavo į koncentruotą šaltą tą dažą. Tai ant sienos dar ant sienos, bet rūbų jokiam negalėjai panaudoti. Tai toksai noras buvo, kad kažkokius tokius dažus, kad galėtų savo laboratorijai, savo dirbtuviai naudotis. Prisiminiau tos margučius, prisiminiau, reiškia, kitus tokius būdus dažyti natūraliais dažais ir kažkaip pradėjau su studentais. Aš pati mokiausi ir jie mokėsi. O paskui man labai jau knytėjo daugiau daryti ir aš tada jau nusibodo man tam akademijoje tam tarnauti, nes laiko savo nėra kūrybiniam darbui, žinai, išsekęs būni, atidavęs viską studentam, žinai, išėjau iš akademijos ir tada prasidėjo mano parodos pirmosios, buvo pilkai juodos, nes buvo tik tai su geležim ir su visokiais, reiškia, žievėm. Jeigu parodyčiau kažkada, tai visus tos pavyzdėlius, kol aš atėjau iki spalvų, tai dabar atrodo, čia taip paprasta. Bet kol atėjau, tai buvo. Ateina laikas, kad aš turiu tą daryti ir viskas. Norėjusi kažką iš vaikystės dariau. Man atrodo, kad aš dar darysiu, bet kažkaip įmačiau ir nutrūko. Ir viskas, kiek padariau, tiek ir nebegrįžtu. Kažkodėl nebegrįžtu. O atrodo, dar galėčiau grįžti, bet jau man atrodo, kad aš privartausiu save. Ir kada atsistoju ant savo bėgių
va tada jau laimingas esi. Nors, aišku, būna ten nusivylimų, tų kūrybinių kančių vadinamų, nereiškia, tokios nevilties, kad vat neišėjo, kad vat ir taip toliau, bet susikaupi ir vėl pradedi iš naujo. Bet vat jau nebesiblaškai ir nebesinori kažkur kitokio kažkokio, tai nereiškia pabandyti, jau turi vat savo gairės. Mažyti keliuką, takiuką, bet savo. Va tas yra labai brangu. Tegu jis nebūna ten įžymus, ar ten skambantis, reiškia, ar ten apdovanojamais, reiškia, medaliais ir visku. Bet va tas yra brangiausia, kad tu gavai jį ir jis tau yra būtent tavo.